Ukmergė su skvadu. Gale dar vienas gyvas. Kaip nuotaikos, chebra? Steigia karingai. Karingai, kariausim, snaipinsim. Naujas žemėlapis, nesam buvę Kopūstėlių raketinė bazė. Nežinau, kelintas eventas, bet legiam pažiūrėsim, kas bus. Tai sveiki prisijungę į 14 epizodą šiandieną ir turim tikrai įdomų eventą Ukmergė Kopūstėlių raketinė bazė. Tai eventas unikalus tuo, kad reikėjo mum mirtveką, tai prisikėlimo vietą susiras patiem ir užsimti, užkelti ant vėliavą. Tai reikėjo jo ieškoti po žemėlapį, taip pat buvo ir airdropai, kuriuos reikėjo rasti. Tai žiūrim, ką Vaidas paaiškins, kas šį Tai prie raudono taško, ta prasme, prie šaudyklos. O čia va, mums kažkur va čia va turim užduoti atsidurti. Esmė yra priešiškos pajėgos turi atsidurti kažkur čia, jos išstartuoja kažkur čia ir possibly jos gali būti va čia va, kažkur visur. Mums esmė yra nuo čia iki keliuko durėm čia. Čia yra toksai jaunuolynas, iki upelio va šito va neinam, nėra reikalo. Čia greitų žingsnių. Bet medžiai yra. Taip, link kelio, ta prasme? Ne, po to jau į šaudyklą lipti. Ai, nu jo, va čia yra kalnas didelis, tai... Po šaudyklą kurioje vietoje? Tenka raudonas taškas. Ir su 4 reikia lipti. Su 4 realiai. Dantim įsikandas, dar žinau. Visi vienoj krūvoje ar bandom pasidalinti? Krūvoje. Gal geriau krūvoje, žinai, iki fobo, kol užsimam fobą, turėsim reorgą ir tada gal kokiais fire teamais galim, žinai, dėliotis, nes dabar yra esmė, jeigu pasibersim, tai labai paskui sunku bus susigaudyti. Išsibarstėm į padalinius ir kartu pradėjom visą įėjimą, žygiavimą. Iš tiesų žemėlapis didelis, tai tikrai reikėjo pasivaikščioti. Tai matom, plotai nemaži ir čia tik tais 1/10 dalis žemėlapio, ką matom iš viršaus. Ir žygiavom kartu draugiškai, tai tikrai labiau tokia karinė simulacija, nei airsofto masovkė tokia vadimkim. Tai reikėjo daugiau taktikos, daugiau strategijų. Čia bus vaizdų, ne? Toj kažkas dės tikrai vaizdų, jei ne pats. Buferis gale metam norėtų. O jau bėga. Va, beveik pats, kuriuo nešėjau. Na tai ėjom per miškus pradžiai, radom keliuką, kaip buvo ir planas susirašyti keliuką, keliuko ėjom toliau. Po to pasukom į šonelį ir iš lėto pušinomės link fobo mirtveko, bandėm jau ieškoti. Buvo ir šiek tiek kontaktų, bet mūsų tikslas buvo ne kontaktas, ne veiksmas, ne karas, tai mes keliavom toliau link fobo ir čia pirmieji įžengėm į fobą. Čia mūsų tas vadinamas fobos mirtvekas, kur prieš tai matėm ir įsitaisim gynybinės pozicijas. Ir jau ne už kalnų pasirodė ir pirmieji priešai, pirmieji šūviai. Nespėjau skaup kameros įsijungti. Kur jūs tai užtrukot, sudegot kažką? Tiesiog per aplinkui ten. Sudegot ką nors? Ne. Mediko dalia, kimarint. Mirsi, žinai, nieks nepakels. Tai kas įdomu, turėjom, man atrodo, gal tik per komandą 2 medikus tik tais, tai vienas iš medikų stovi čia ir iš tiesų jis negali numirt. Jeigu mirs, niekas jo neprikels. Apkabų irgi neturėjom daug, daiktai likę prie bazės, tai iš tiesų reikėjo labai taktiškai ir protingai žaisti, nes negali iššaudyti visų kulkų. Ai, apkabus, jo. Fobos kažkur prieki bus. Jo, fobos kažkur dešiniau, nes jie visi iš dešinės į kairę varė. Laukiam, ką vėliau atneš. Kol vėliavą atneš. Tai kas įdomu, vėliavą gali iškelti tik tais vienintelis vadas, tai reikėjo vadą atgabenti čia, o jisai turėjo kontaktą ir nesugebėjo su mumis atėti kartu, tai jom padėti ir ieškoti. 3, mūsiškiai 4 žmonės. 3, 2. Mes limas 7. O mes va čia nesam. Jiem reikia padėti galim nuėti dar. Vėliau vadas parbėgo, uždėjo geltoną vėliavą, jau mūsų fobos, mes čia spavninsim. Kaip savo nebereiks žygiuot, žygiavom čia tikrai daug, apie 1 kilų. Tai atgal nesinorėtų, tai atsargiai žaidžiam, neskubam, veiksmo kol kas nebuvo. Kimarinam ir tiek. Čia vien ginančių 10, bet čia 10 kokią kimarinam. Na, šiaip netaip išsiderinom, išsiprašym į veiksmą. Tai radau ir tokį karinį bunkeriuką, ir apkasų buvo, šis žemėlapis išties tikrai potencialo turintis daug. Bet iš tiesų žemėlapis žiauriai didelis, mažai veiksmo, mažai šaudymo, daugiau strategijos, daugiau komunikavimo. Ir netgi tiek didelis žemėlapis, kad kartais su kita komandos dalim neina net su racija susisiekti. Tai iš ties buvo sudėtingų momentų komunikuoti. Su liemenim oranžiniam. Tai einam po biškį šukuojam. Tai einam gal keli per mišką ir prie pastato.
Eikit prie pastato. Ir einam 3 kokie 4 per mišką dar. Mums reikia va tą pastatą, kur matot. Nu tai einam, aš irgi einustam. Prabėgam, praupilą, nebūna. Na ir šiek tiek daugiau judesių nuo žaidimo pradžios. Šiek tiek veiksmo link pastatų, link priešų linijos ir čia jau sutikom pirmosius kontaktus. Per langus buvo pikino priešai, bandžiau pasakyti savo komandos nariam, bet labai sunku buvo sukomunikuoti. Ir jau kai kur mūsų komandos nariai buvo prasipušiniai priekį. Tai užiminėjom labai tvarkingai ir greitai. Ta pusė, žiūrėkit. Na ir atstumai buvo dideli, trūko DMR, bet šį kartą su automatu buvo. Visi pratė, kad gaidas ir snaiperis. Aš jau antrą grajų žaidžiu praeitą. Gilė matau skaupai. Jo, aš prieš tai dar su SMG žaidžiau irgi visą. Tik čia, nušausiu aš toks. Jo, vyrai. Dėja. Ką, tu eisi laiku parnešti? Jo. Na, čia vienas įsimintinesnių mano momentų, tai jau pušintis į priekį. Ir pamačiau, kad komanda visą pušina į dešinę ir netyčia atsisukęs po kairę pastebėjau priešus. Ir dar nesupratau, kad čia priešai pradžiai, bet iš karto pakolinau savo žaidėjam, komandos nariam ir bandžiau užsimti kažkokią poziciją. Pamačiau duobę, kadangi su giliu, sakau, greit prigulsiu, pailsėsiu. Ir čia laukiau tyliai, mačiau iš toli, galėjau šaudyti vieną žaidėją, bet laukiau, kol prieis arčiau. Ir iš tiesų kantriai ilgai laukiau. Ir kas įdomiausia, galvojau, kad pas mane GoPro kamera neįjungta. Tai aš ją, kai jau priartėjau priešai, įsijungiau techniškai, bet iš tiesų aš ją išjungiau. Ir viso veiksmo nematysit, bet čia priėjo 4 priešai visiškai arti manęs. Ir aš jau juos po to kažkaip nusišoviau ir buvo vienas smagiausių momentų, nes jie net nepastebėjo manęs, nes buvau su giliu duobėjai. Ir vienas smagesnių momentų Airsoft'e. Tam kartui nusipirkau ant riešo apyrankę, kad matyčiau, kada filmuoju, kada ne. Ir bandysim išvengti tokių klaidų. Ir matom, kaip išjungiu kamerą. Sakė, ten miškiai yra daugiau. Mūsų bazė dar buvo. Ko? Bazė buvo? Ta, kur buvom užėmę? Nu, kurio esam užėmę. Šitą? Ne tą, prieš tai tą. Mūsų fobą. Taip irgi kažką turi daryti, po kažkiek laiko turim laikyti, nežinau dėl ko. Bet turim užimti ir laikyti kažkurį laiką. Sakė, mūsų tą bazę, kur užimėm puolą, ne? Jo. O dėl ko šitą laikyti reikia? Nes mums ten tą anteną reikia saugoti. Nu, ta prasme, tą radio stotį. O jinai kur? Tai gal reikia tada tenais iš galų bandyti padėti jam, jeigu anuos puolą. Ar ne, aš nežinau. Nes čia dabar irgi ėjau, flankinu mėlynėje iš to. Klausimas, kiek čia mūsų yra, nes du yra be šovinių visiškai. Ai, nu tai pas mane jau irgi į pabaigą eina. Jie pranešė, ne? Jeigu ieškosime. Na ir iš tiesų įdomesnė situacija, buvo sunku supras, kodėl mes čia esam, bet laikim poziciją. O, blek, stula. Tu būtų matęs kokį plėjų iššoviau, blek. Ten ant kampo kairių buvau, kara čia. Mėlyniai pamačiau, teina priguliau, laukiu. Aplink mane apėjo visi. Ir tik vis sustojau visos čia, pradėjau. Tie net nesupratų pradžiai, net nekolino garačias, galvoju, kad savi šaudo. Na, video įrodymų dėja šito momento neturim. Kaip manot, ar buvo toks momentas, ar nebuvo? Patys sakykit. Prie pastato? Už pastato, už medžiuose kur? Už pastato jo mėlynė! Kitie man garė pakolino informaciją. Ir turėjom prieš už mūsų, tai jau iškart per langelius stebėt. Ir štai pirmas priešas prabėgantis. Lengvi šūviai, lengvas kilas į mano sąskaitą. Vieną laimę, nugarui. Apšaudžiau mėlynai, bet nekolino, tai gal ir nebuvo. Ir pats buvau nušautas. Ir čia jau nebežinau, kada kamera dega, kada ne, galvojau filmuoju, bet iš tiesų nefilmavau. Trumpa pavalgymo pertraukėlė. Ai, nežinau, aš bet valandą prastovėjau, žinai, čia buvo net prie kazinkės, prie vėliavos, ant rastų 4. Gerai, dabar žiūrėkit, imsit va, IPK išeina, Mudhaunsai išeina. Jų va čia va iš karto sekantis žiedas, jų čia mirtvekas ir vėliavą išsikėlė radio tašką. Tai ką mums daryti? Leisti vėliavą, kad jie negalėtų airdropų gauti. Na ir buvo planuotas išėjimas, gėriau vandenį ir pamačiau prabėgantį priešą. Greit pribėgau arčiau, bandžiau parašyti pagalbos, bet komandos nariai labai lėtai sureagavo, visi daug triukšmavo, nenorėjau šaukti. Ir pamačiau priešus visiškai arti. Ir čia veiksmų jau tikrai buvo, atlaikyti reikėjo pušą, nes buvo prie 3 ar 4 priešininkai. Ir niekaip negalėjau šauktis pagalbos, nenorėjau šaukti priešai.
aplinkui vaikščiojo keletą nušautų. Ir čia pirmasis nušautas priešas. Gražiai sušaudyta, tyliai palauko ant kryžių. Sorry. Laukė toliau, buvo arčiau priešas, dar vieną su pistoletu nuėmiau, bet dėja nebuvo įjungęs kameros, nes, sakau, gėriau vandenį. Ir visiškai nesitikėjau priešo arti. Tai reikėtų gal visą laiką filmuoti, kad nepraleist veiksmo. Ir čia toli vieną atsitraukiantį, bėgantį pagavau dar. Irgi bandė atsitraukti, pabėgti tolien, bet dėja nesėkmingai. Ir išgaudėm priešus arti, bazės. Šiek tiek stresiuko, įtampos, adrenalino sukilo, bet smagu. Jau švaru, kebra. Ganėtinai jau. Čia gal 5 buvo, visi mirė lygtais. 5. Ten po dešinę kažkas eina. Ir dar toli pamačiau keletą priešų. GoPro irgi jau nukritus visiškai į apačią. Nelabai matosi viso veiksmo. Einu. Bet iš tiesų veiksmo jau ant galo tikrai netrūko. Iškart pradėjom bėgti kojas, artin priešų, atlaikyti pušą. Lipom į kalną ir pušinom. Kolino informaciją saviem ir bandėm kažką įrodyti. Taip. Pabėgo toli. Bėga visi toli nuo mūsų ir daug iššaudėm, kiti atsitraukė. Ir dar bandėm gaudyti priešus, bet nesėkmingai, bet paskui ant galo ėjom į paskutinį išėjimą, paskutinį didžiulį fightą ir buvo išties įdomus fightas, galvojau, kad viską filmuoju, ir sumaišiau, kada filmuoju, kada ne ir nieko neturi. Geltoni ten! Nu ne, aš bet ir tiek šį eventą, daugiau strategijos, daugiau taktikos, daugiau tokios karinės simulacijos, tai palaikinkit, pasubscribinkit ir parašykit kokį komentariuką. Ačiū labai.